Tarsi simboliškai paskutinį kartą į TV3 televizijos projektą Chorų karai Klaipėdos chorą lydėjo Pajūrio video komanda bei Fotopolio fotografas Andrius Pelakauskas. Nuo 6 valandos ryto beveik apvalę parą fiksavę klaipėdiečių choro akimirkas, jie tuo metu dar nežinojo, jog šitaip akilai įamžinama Deivio choro diena bus tarsi istorinė šiam kolektyvui. Paskutinė projekte Chorų karai. Šeštadienį per 7-ąją Chorų karų laidą Deivio choras nusileido Kauno, Panevėžio ir Marijampolės chorams. Kažkaip galvojom, gal dar šitą laidą kažkaip atsilaikysim, jeigu taip sąžiningai galvojame, kad kitą krisim. Bet atsitiko taip, kaip atsitiko, galų gale niekaip negalėjom sugalvoti, kokią liaudės dainą kitai savaitį dainuoti, tai dabar ačiū Dievui nebereikės. Mes padarėme absoliučiai viską ir netgi daugiau, o balsai, tai yra žmonių balsai. Mūsų miestas balsavo tiek, mūsų kraštas galbūt balsavo tiek. Ir taip yra, su tuo reikia susitaikyti ir niekiek šiandien nepergyventi, nes realiai sakau, mes savo darbą padarėme, o visa kita ne nuo mūsų priklausė. Nu kaip, liūdna, aišku, šiek tiek, labai stengiamės, labai daug įdėjom į šį pasirodymą. Naujausia tikrai liūdna, bet ką padarysi? Nežinau, nesinorėjo tikrai iškristi, bet tai ką padarysi, jeigu taip jau atsitiko, tai atsitiko. Nu, liūdnoka, aišku, bet tai ką padarysi, toks jau tas gyvenimas. Ar tikėjotės iškristi? Na, aš tai asmeniškai tai dar norėjau pasilikti ir tikėjausi, kad dar išliksim. Išeinam, kaip Deivis sakė, aukštai iškeltą galvą. Kiekvieną kartą važiuodamas viliesi blogiausiam. Tai kaip nuotaikos iškritus? Gerai. Galėsim pailsėti dabar jau ir balsas užkimės netgi po koncertą. Atidavėm viską, ką galėjom. Tačiau Klaipėdos chorui nėra ko nusiminti. Pailsėję savaitę kovo 27 dieną dainorėliai vėl pasirodys tiesioginėme eteryje drauge su visais Chorų karų miestų chorais. Finale susitiks visi, kad pasveikintų absoliutų projekto nugalėtoją ir dar kartą vieni su kitais susitiktų bei atsisveikintų visam laikui. Klaipėdos choras iš projekto išėjęs pakeltą galvą gali didžiuotis, jog projekte išliko iki ketvirtfinalio sąžiningai, savo jėgomis ir gerbėjų pagalba. Anot Deivio, Klaipėdos choras buvo vertas patekti tarp 3 stipriausių ir be klaipėdiečių charizmos finalas bus niūrokas. Mes žinome, kad kai kurie dirba labai nešvarius dalykus, o mes tokių dalykų nedarėm. Nors galėjome taip elgtis, bet nusprendėme, kad darysime tai sąžiningai ir taip, kaip realiai tauta už mus balsuos, taip ir bus. Aš galvoju, kad jie turės labai nykų finalą, labai nykų, nes tai, ką darėme mes, iš ties, aš galiu pasikartoti tik tai, galiu tik palinkėti bet kuriam kitam tai padaryti. Galima tik didžiuotis Deivio choristų ištverme ir degančiomis akimis pasirodyti kiek įmanoma geriausiai. Vargu ar kiekvienas išdrįstų kasdien repetuoti po keletą valandų, o šeštadienį ankstyvą rytą visai parai išvykti į Vilnių, o grįžus ankstyvą sekmadienio rytą vakare vėl bėgti į repeticijas. Jo, susibendravom, aišku, mano charakteris yra labai karštas, aš esu tikrai aštrus ir jiems kartais tekdavo nukentėti nuo mano kai kurių pastabų ir mano tono, bet tai aš tikiu, kad jie nepyksta ant manęs. Televizija viską nušviečia gražiomis spalvomis, žiūrovas laukia didžiulio šou, televizijoje negalima klysti. Apie tai klaipėdiečiai negalvojo, jie mąstė, kaip pateikti maksimumą, nesvarbu kokią kainą. Klaipėdos choras su Deiviu priešakyje gyvos ir toliau. Choristų laukia koncertai, jie ir toliau savo gerbėjus džiugins projekto metu sukaupta patirtimi. Mes dirbsim. Mes manau, kad mes turime tikrai nemažai užsakymų. Mes tos užsakymus be jokios abejonės įvykdysim, galbūt net ir visą vasarą, ko gero šitą dalyką mes darysime. Tiesiog būtumėm pasirinkę dar šiek tiek repertuaro čia dalyvaudami, bet tai yra kaip yra. Reikia dabar atsipūsti, o kai viskas susigulės, man atrodo, tęstinumas tikrai bus. Manau, kad tęsim veiklą, turėsim pasirodymų, dar bent kažkiek tai laiko tikrai, manau, nenustosim veikti. Už Klaipėdos chorą balsavo visa Vakarų Lietuva. Turimomis žiniomis klaipėdiečius palaikė ir vilniečiai. Taigi, Chorų karai ne miestų karų projektas. Aš galiu tik tai palinkėti, kad chorų karai neperaugtų į miestų karus, nes dabar truputį toks išprotėjimas, koks tai vyksta. Tarp miestų įžeidinėja vieni kitus, lietuviai ir taip yra labai susiskaldę, taip kad nenorėčiau, kad tai virstų į miestų karus. Už 10 000 balsų atiduotų už Klaipėdos chorą, dainorėliai dėkoja visiems jos palaikiusiems. Jeigu ne jūs, Klaipėdos chorą nebūtų lydėjusi didžiulė sėkmė. Iš tikrųjų labai visiems ačiū ir linkiu
ir toliau būti tokiems nepailsantiems ir mus taip toliau palaikyti. Ačiū. Žinoma, kas būtume mes, jeigu nebūtų mūsų palaikymo. Ačiū labai. Ačiū visiems gerbėjams, kurie balsavo ir mus palaikė. Labai didelis ačiū. Jūs buvot nuostabus. Labai dėkojom visiems, kurie palaikė, kurie buvo čia studijoje su mumis, kurie prie ekranų buvo. Iš tiesų, mylim jūs visus. Didelis būtų. Klaipėda, jūs buvote geriausi.